Sveiki, su jumis sveikinasi Blender Lietuva ir šįkart sulaukiau įdomaus klausimo, kuris skamba maždaug taip: kiek kainuoja Linuxas? Tai jeigu paėvat labai paprastai aiškinant, dauguma Linuxų distribucijų kainuoja pigiau negu Porcelė 2, tai yra jas galima tiesiog parsisiųsti nemokamai. Aišku, neapsigaukite, yra gana nemažai humoro, kad Linuxas nemokamas, jeigu nevertini savo laiko. Tai aš nesutinku su tuo humoru, nes kartais pasitaiko problemų Windowsuose, kuris taisaisi kelias valandas ir vis tiek nieko nesigauda. Tai Linuxuose, jeigu viskas veikia, tai veikia idealiai. Paprastai viskas ir veikia idealiai, tai ta kaina tokia ir yra nemokamai. Taip sutapo, kad daugelis distribucijų yra nemokamos, jų yra 600, jų yra ir daugiau, bet oficialiai jų yra 600, kai kurios iš jų yra mokamos, tai bet labai nedaug, tik tai kelios iš jų yra mokamos ir kai siuntiesi, tai yra nurodyta kaina. Bet šiaip visos distribucijos yra nemokamos, bet neapsigaukite, sakau, joms galima skirti dotaciją, tai yra skirti paramą ir visą laiką, aišku, siųskite tik tai iš oficialių distribucijų puslapių jas, nes jeigu siūsite ne iš oficialių, tai galite pasipulti ant skemerių, kurie renka pinigus, o pavyzdžiui, kai kurie skemeriai siūlo atsisiųsti Linux distribuciją nelegaliai. Pavyzdžiui, Linux Mintą, kad atsisiųsti Linux Minto kreką, nors jis yra nemokamas ir nereikia nieko krekinti. Tai ir paskui, jeigu patinka projektas, paskiriate dotaciją. Yra projekto puslapyje, čia kalba labai ne tik apie Linuxą, bet labai apie visas distribucijas. Ir ne tik distribucijas, bet ir apie patinkantį atviro kodo softą, kad jeigu jums patinka jisai, tai kad galite susirasti kontaktus ir paskirti jam pinigų kažkiek. Tai tada tas kitas klausimas buvo susijusis su kiek daugmaž paskiriate pinigų, jeigu skiriate pinigų, jeigu Linuxas yra nemokamas, jeigu patinka projektas, galima paskirti, sakau, tai sakyčiau, kad kažkur žmonės paskiria vidutiniškai apie $15-20. Nebūtinai galima ir mažiau paskirti, paskui rodomas jūsų vardas ir pavardė, jeigu jūs skiriate dotaciją, kiek pinigų paskyrėte puslapio, kiekvieno projekto puslapio bloguose ar tiesiog šone kur nors. Pavyzdžiui, mūsų Rokas toksai žiūrovas, jisai paskiria apie $20 kažkur 3 distribucijai, kuri šiaip yra nemokama. Taip sutapo, kad daugelis Linux distribucijų nemokamos, bet čia jau yra kita tema, kodėl jos nemokamos, bet iš esmės tikiuosi, kad bent jau vaizdą susidarėte, kad Linuxas kainuoja pigiau negu Porcelė 2, kaip mes juokaujam. Aišku, neskaitant USB atmintuko. Atmintukas irgi kažkiek tai kainuoja, bet aš gavęs atmintukų esu ir nemokamai, tai man paprasčiau sakyti, kad iš vis kainuoja pigiau negu Porcelė 2. Per koroną juokaudavo, kad kainuoja pigiau negu dezinfekcinis skystis ir kad apsaugo nuo virusų labiau negu dezinfekcinis skystis. Čia kalbant apie tai, kad Windowsuose yra milijonai veikiančių virusų, o Linuxuose tokių virusų yra, bet labai nedaug, bet čia irgi jau kita tema. Žiūriu, kad nebūtų garso labai didelio, nes einant per žvyrą, tai girdisi toks nepageidaujamas garsas.
Aš tiesiog norėjau jums papasakot apie tai, kiek kainuoja Linuxų distribucijų. Skemeriai labai pamėgę yra, kad aktyvacijos kodus Linuxams dalint ir pardavinėt. Tai pasakysiu, kad tokio dalyko nėra. Nėra Linuxo aktyvacijos kodų. Ir nėra būdų, kaip instaliuoti Linuxų licenciją į Linuxus, nes, sakau, jie yra dalinami nemokamai. Tai kam ten dažniausiai nemokamai yra, sakau, kelios distribucijos, kurios yra mokamos, bet labai mažai kas jas naudoja. Daugiausia visi naudoja nemokamas distribucijas ir paaukoja ar tai kriptovaliutom, ar ne kriptovaliutom. Tai va tiek šį kartą, ir susitiksime kitame video. Jei turite daugiau klausimų, būtinai klauskite, pasistengsiu į juos visus atsakyti, kiek galima greičiau ir kiek galima paprasčiau. Tai tiek šį kartą.